Sergėjau, toks klausimas, kaip galima gauti paskolą žmonėms su individualia veikla? Iš tikrųjų, taip pat kaip ir kitiems žmonėms, bet reikės, sakysim, bus daugiau vargo, nes reikia žymiai daugiau dokumentų paruošti, reikia visokių žurnalų, pajamų, išlaidų, plus reikia vertinti, kiek grinų pajamų, kiek pavedimais, nes jeigu vien grinėjai pinigai, bankai tikrai, jeigu iš vis sutiks finansuoti, tai labai diskontuos, tai reiškia labai mažins pajamų dydį stipriai. Tai jeigu tai yra miksas grinų ir pavedimų, irgi bankai žiūri kokia tai veikla, nes yra veiklos, kur visi supranta, kad daug grinų pinigų vaikšto. Tai čia vienas dalykas. Yra veiklos, kur iš tikrųjų grinų kaip ir nėra, o pas klientą jų daug kažkodėl pažymėta. Tai irgi į tą reikia atkreipdėmėsi. Ir iš vis su verslo liudijimu, su individualia veikla reikia pasiruošti, nes bankai žiūri, jiems neužtenka 6 mėnesių. Čia labai svarbus dalykas. Čia bankams. Mes apie unijas nekalbam. Jiems reikia dažniausiai, yra vienas, sakysim, bankas, kuris, gal pusantro, pasakyčiau, banko, nes kitas nuo nuotaikos priklauso. Gali vertinti ir pilnus metus, jeigu praėjo yra pateikta deklaracija, bet dažniausiai tai yra 2 metų veikla ir deklaracijas. Retkarčiais ten vienas bankas mėgsta pažiūrėti ir 3 metus prieš tai. Tai visą laiką reikia, irgi čia reikia labai tvarkingai vesti. Aš suprantu, kad tai yra kartais sunku, bet jeigu jūs užsiimat individualią veiklą arba verslo liudijimą turit, tai yra kaip jūsų mažas versliukas, verslas. Ir irgi reikia įvesti tvarkingai, ypač jeigu jūs planuojate ateityje gauti paskolą, leasingą, iš vis finansavimą kažkokį. Geriau ruoštis dabar, nes paskui būna, kad klientams mes darom žurnalus, aišku, viską mes padarom už klientus pilnai, iš išrašus, iš kliento papasakojimą ir sąskaitas padarom, už senus mokėjimus, viskas tai, kaip sakoma, užtrunka, bet visada geriau iškart žinoti iš tikrųjų pačiam, turėti atsakymą, kiek aš gavau pajamų, kiek aš uždirbau pinigų ir turėdamas tą informaciją, tu galėsi geriau planuoti, kaip tau ar plėsti savo verslą ar ne. Čia ne tik iš paskolos, sakysim, paskolos gavimo pusės, bet iš vis tai yra naudinga informacija analizuoti, ką tu darai gerai ar blogai. Taip. Tai viskas yra įmanoma, galima gauti tikrai paskolą ir turint individualią veiklą, tai jeigu iš tikrųjų jums reikia ir jūs žinot, kad tarkim taip jūs ten vystot savo verslą, kaip pavyzdys dirbot pagal tą individualią, tai tikrai rekomenduojam pasikreipti į mūsų Sergejų, kad jisai jūs pakonsultuotų ir kad jūs galėtumėt pasiruošti iš anksto. O kontaktus kur mes rasim? Aprašyme.